Norėčiau papasakoti jums pasaką. Turbūt mano kontentas ir bus pasakos. Jeigu nepatiks, galite eiti, kurie atiduoda žinias ir rimtai kalba, o aš panorėjau pasekti. Gyveno du broliai, vienas protingas, kitas stiprus. O jų tėtis stebėjo, kaip jie vienas kitam įrodinėja. Aš protingas, aš viską žinau, reiškia aš galingesnis. O kitas, ne, tu pasižiūrėk, kokią aš jėgą turiu ir ką aš galiu. Ir Dievas, tėvas nusprendė, na gerai, jūs galinėtės, reikia teisėjų. Ir ką sukūrė Dievas? Žmogų. Sukūrė žmogų ir sako žmogui, nu ką, aš negaliu nuspręsti, kuris sūnus svarbiau, protingas ir stiprus. O tu juk, kaip aš tau duodu jėgą, savo išmintį, savo gebėjimus. Ir tu pasakysi, kuris ar protingas, ar stiprus yra svarbiau. Ir žmogus, gyvendamas žemėje, labai greit pamiršo susitarimą. O broliai sėdi ir laukia. Kiekvienas į kurį žmogus kreipsis. Ar norės per žinojimą atiduoti energiją ir kad užaugtų brolis didesnis, nes toks susitarimas buvo. Jeigu žmogus patiki, kad žinios yra visagalės, užauga vienas brolis. O jeigu žmogus patiki, kad per jėgą gali nugalėti, užauga kitas brolis. Ir tai žmonės per daug metų, per daug amžių užaugino labai stiprius du Dievo sūnus. Dvi didelės struktūras. O tos struktūros maitinamos puikybė kaip mielės. Ir auga, didėja. Ir žmonės vieni kitiems per visus amžius įrodinėja, kas yra stipriau. Na žinios, net ne žinios, protas turbūt. Ar jėga, ar kumščiai. Tai kol mes taip kaunamės, mes ir liekam, stebėdami tos du brolius ir tampame tie, kurie šitas geresnis, ar šitas geresnis, šitas geresnis, ar šitas geresnis. O Dievas stovi, žiūri, laukia, kada mes pažvelgsime į save. Ir galvoja, aš tik prašiau, kad įvertintų, o jie daugiau nieko nedaro. Jie tik žaidžia. Ir leidžia žmogui lygiai taip pat žaisti šitam žaidime. Tai va, jeigu patiko pasaka, parašykite komentarus. Jeigu nepatiko, jūs irgi šaunuoliai. Sėkmės jums.